Sekmadienis. Chebra miega. Už sienos. Reikia keltis. Kažkur kiek dabar valandų. Dabar po 8:21. Good morning, my friends. Keliamės. Eiti į mašiną, reikia daiktus susimest. Oras toks, biški, dargana tokia rasa, dulksna. Čia naktį atvažiavom vakar, net nežiūrėjau. O, šuniukas. Net nežiūrėjau vakar, kaip čia kas atrodo. Reikia apeit pasižiūrėti teritoriją. Visai gražu. Good morning. Good morning. Tokia kaimo vietovė. Už savaitgalį vieną naktį, už tą namuką, kur vakar rodžiau, mokėjom 130 svarų, tai 145 eurai. Labas. Kaip sekas? Labas rytas, atvarėm vėl į Mondialo trasą. Bandė čia mane į šitą žolę, kad mašiną pasistatyčiau, tai pabandžiau užvažiuoti. Ratai prasisuko, sakau, ne, chebra, sakau, važiuoju, aš toliau pasistatysiu. Tai planas toks, einam pasižiūrėti, kas ten viduje gero. Man atrodo, yra galimybė už 20 euriukų gauti tokią apyrankę ir su driveriais pasivažinėti kartu trasoje. Tai einam žiūrėti. Oras nedėkingas. Toks lietutis dulksna, aišku, nėra, kad labai būtų labai blogai, bet, driveriam tai iš vis super čiūjų. Čia trasoje, kai, palyja, slidi trasa, tai driftinti yra iš vis nerealus kaifas. Žiūrovam, sau. Čia šitoje vietoje, kaip suprantu, gaunasi apšilimas. Chebra pašildo padangas prieš įvažiavimą į trasą. Veiksmas prasideda nuo ryto. Naktį čia, kiek suprantu, buvo after parties. Šiandien ruošiasi jau Chebra aktyviai. Tai va yra lietuvių boksas. Jau matau, Edgaras ruošia. Einam to išgazdinsim. Labas rytas. Labas. Ruošiesi trasą? Jo. Mes irgi ką tik atvarėm. Vėriai turbūt vakar sparčiai. Blemba, kas čia visi sako, žmonės skambino, sako, patinės dabar tu geriai. O, visas išpynės. Kažkokia tai vyksta nesąmonė. Chebra vakar gerė, aš negeriau. Visi sako, kad aš prigeręs. Sako, užtynės koks. Geri. Blecha. Kur teisybė? Kai žmogus negeri, sako, kad prigeręs vakar buvai. Nu va, ir radom. Nusipirksim ir lakstysim su vairuotojais. Nuosprendį pasirašom, kad nebus pretenzijų, jei prisidaušim. Dar vienas mirties nuosprendį rašosi. Nu dabar kita užduotis. Reikia susišaudyti šalmą. Tai va, atėjom iš pažįstamų, iš Brianą tokio. Pasimsim šalmą.
kad galėtumėm palakstyti. Viskas, nusprendėm, susitarėm su šituo va BMW, prasilėksim. Sakė, dar reikia, kad šiek tiek pastovėtų, jis ką tik grįžo iš trasos už 15 minučių. Tai nu žodžiu, lėksim su šituo BMW. Can you tell me something about your car? So it's E46 320 chassis with a S54 M3 engine, Yeah. full running gearbox rear end. I bought it off a guy who's been doing competing. This is my first weekend in the car, so we're trying to get used to it so we can possibly do some competition next year. So that's the plan. Okay. I can probably show you. Not So- power on. So how many years you're drifting? You're experienced driver? 2 years. 2 years. So this runs viscous and also secondary fan on switch. Yeah, on the switch right now. And then it has full whatever it is, I don't know what it is, some special dash in it. You can out with your phones, you fucking freak. Nu ką, šalmas susidėta, bandysim lėkti. Vyksta pasiruošimas, reiks parodyti savo wristband ir varysim į trasą. Off! So the plan this weekend is just practice. Just the first weekend with this car. Okay. And then hope after this weekend we're going to change some things. And then we'll come back and then maybe do some competition this year. That's the plan, hopefully. Irish Drift Championship. And maybe 150 cars qualified, try qualified. And then top 32 competition.
Experiences nerealus. Visas net sušilau pavažiavimo. Susireguliavom dar vieną važiavimą. Tai sutarėm už kelių valandų lėksim. Laikas driftin, bet laikas ir pasistiprinti. Čia Hebra irgi gamina hotdogus, burgerius. Tai užkandam. Ale ma to nie jest wyłączone. Nepigu. 9 eurai už hotdogą. Bet kai valgyt nori ir tokie kvapai ir artimiausia vieta nieko nerasi, tai tenka mokėti. Na, lėkė mano kolega su Edgaru pasivažinėjo, ką tik mačiau. Tai pasiklausim šviežių įspūdžių, kaip žmогui по дрифту. Ну давай, расскажи свои впечатления. Тут есть 3.0 дизель, но мощность есть по как 350 лошадок чуть не, вот так где-то, ну где-то что такое. Ну, довольно мощная машина. Štai čia visas veiksmas vyksta. Suvažiavę daug lenktynininkų, kiekvienas turi savo boksus, daug kas suvažiavęs su nameliais ant ratų. Renginys didelis. Всем patinka žiūrėtas dyzelis, manau, kad. Nu ką, pralėksim dabar su lietuviu Edgaru, su jo 3 litrų BMW dizeliukų kompaktu. Kompaktas. Ne kompaktas? Kupė. 3 litriukai dizelis, visi stebisi, kaip čia su dizeliu šituo driftina. Blemba, čia iš tas mašinas tiek meilės ir darbo įdėta, kai pasižiūri. Daugiau negu pas mane drabužį. Tai čia labai slidu yra. Čia tai nesąmonė, čia duobės, blėt. Jo, realiai tačiau kaip pirteliai daros.
reikia gaivaus vėjo įnešti. O tai tuo gali vantų čia reikėti. Neskaičiavai, kiek tau šitas savaitgalis atsistos palei finansus? Daug, man. Žinai, kaip visada lietuviam įdomu, kiek pinigų, tai va, žinai, va, toks klausimas, plius minus. Visą savaitgalį su kuru, su padangom, su kelionėm. Kažkur 700-800 valandų. Tai, nu, žodžiu, iki štuko. Nu, iki štuko tai tikrai. Bandys remontuoti, kebra. Sėkmės. Lietuvio čia ekipažas Vaidas toks. Čia va su šito BMW ką tik lakstėm 3 litrų dizeliuku Edgaro. O va, lietuvio ekipažui vienam nepasisekė. Bet tai vieta, čia mechanikai sušoks. Viską toj pakeis bus kaip nauja. Mažiau pizdėlink, nedlys po mašinos. Blemba, Vaidas nervuojasi. Nesinervuok, viskas bus gerai. Aš nesinervuoju, aš nenervuotas. Grįžo į trasą, Vaido automobilis. Daro pirmą test drive'ą. Per kelias valandas susiremontavo, kol visi pietavo. Ir vėl į trasą. Aš po pasivažinėjimų kaip iš pirties. Jo, dabar realiai bus pertrauka neužilgo. Ir ką, ir po biškį jau tada reiks judėti link namų. Čia toks jausmas, kad šitam drifte vien lietuviai, lenkai, nežinau, kur beitum girdi, tai lietuviškai kalba už nugaros, tai lenkiškai, tai rusiškai. Kažkaip tai toks jausmas, kad tu ne Airijoje esi, o kažkur prie Pabradės. Nu jau ką, eina lenktynės link pabaigos. Papietavo visi, vėl prasideda veiksmas. Baigėsi renginukas. Iš tikrųjų dar nesibaigė, bet man jisai baigėsi dar dabar po 2:15. Baigėsi pietus. Chebra dar ruošiasi važiavimam. Va, dar ten kokia eilė už manęs. Bet aš jau savo planą įvykdžiau. Pravažiavau keletą kartų su Edgaru, dar su vienu vietiniu Matthew. Ir keliausiu link namų. Tai chebra, kas dar neprenumeruojat kanalo, paspauskit subscribe. Kam patiko video, uždedam like, nepagailim. O man iki namų dar keletas valandų, 3 valandos. Keliausiu. Ir ačiū už dėmesį iki kitų video.